įsivaizduokit mane, toj mažytį, sakai, mašinytį. O aplinkui pienė žydė. Ak, koksai gražumas. Žiūrėkit žmogui į akis. Paskui. Sveikas, gydykis. Išvadino mane Daunu. Žengia, ir aš jau patikau merginai. O ne. Sveikas, aš parduosiu tau kojines. I don't understand. Mano draugo, tas žmogus taip pasistatė. Jis jau pradėjo šokti valsą su manim. Šūda, malė. Kodėl tu jas parduodi? Jaučiausi kaip skemės šoks. Bijai, ar tu eisi toliau kažką mėgint? Čia realiai būtų gerai. Vos tik prie jų ir viskas baltas lapas, aš tam rašau tekstą, aš nežinau ką sakyti. Ką tu čia darai? Geriau mokytis chemijos, matematikos ir fizikos. Jos liauna kamieną, jos liauna. Ką tai reiškia? Net gaila draugų buvo. Taip tylu senam sode. Žmonės reaguoja visai. Aš iš gėdos pasitraukiau nuo jo. Labą dieną, galėčiau biškai pakalbėti su jumis? Ne? Truputėlį netame esmė. Aš ateinu pavargęs, neišsimiegojęs. Tingėjau čia važiuoti, nes savaitgalio nenorėjau paaukoti. Esu sunerimęs ir jaučiuosi šeštų dėl to, nes man nepatinka nežinia. Man svarbu, kad viskas bus suplanuota, tai ne kažką jaučiuosi. Vaikinai iš patogumo į nepatogumą pakviesti. Ir jie atvyko į tą kvietimą. Tai jau yra žingsnis per kažką tai savyje. Prisipažinsiu, po 2 savaičių susifeilino. Po šios stovyklos mes ir rūkime. Buvo partis ir tada visi tiesiog rūkė ir aš net nepagalvojau, aš tiesiog taip pasiėmiau ir užsidegiau. Tai. Nu, va taip ir. Vėlgi drąsus pripažinti. Tai ką jums reikės padaryti? Jums reikės šiandien gatviai. Nesiparinkit, darykit va tais. Tapo, eina meškinas be batų, aš su vienu bateliu, niekur veikti negaliu. Viduj labai leim. Tai labai sunki užduotis. Jie turės peržengti socialinį barjerą. Žmonės prasilenkia su mumis, bet niekas neina į mūsų kiemą. Tai dabar siūloma ne praeiti, o ateiti ir pasibelsti į kito žmogaus teritoriją. Jie nujaučia, nutuokia, kas tai yra, nes jie gaus atsaką. Kažkokį nenumatomą, nežinomą atsaką. Iš principo dabar jūs galvojat, ką žmonės apie jūs pagalvos. Man prieiti prie žmogaus ir pasakyti eilėraštį yra iš tikrųjų didelis iššūkis. Žiauriai jauntis pradėjau, nežinau, ko tikėti. Aš sustingsiu tiesiog. Turėtų būti visai sunku. Rytas tyliai ima skleistis. Prašau, neužstot saulės ryto vienačių. Nu, vat. Jie peržengia tą socialinį barjerą ir iš karto gauna milžinišką dozę to, kas jiems yra. Iš principo, jie neturi imuniteto tam. Rytas ima tyliai skleistis. Saulė šypsosi pro langus. Mintis bunda, širdis kelias, pilnai išklausė, bet labai norėjo, kad išeičiau greit. Šitas patyrimas, jisai toks apie drąsą. Drąsiai prieiti prie nepažįstamo žmogaus gatvėj ir tiesiog jam nieko nepasakius padeklamuoti eilėraštį. Šita užduotis nėra vien tik tai apie drąsą. To negana. Čia yra apie drąsą patirti gėdą. Mums baisu, nes mums bus gėda. Atsparumas gėdai leidžia būti turtingesniai asmenybei, ne tik viduje, bet ją deklaruoti ir išoriai. Tu nubusi vidury nakties. Miško vėjai su tavim kalbės. Ir beržai į rankas į dangų ties. Tu nubusi vidury nakties. Tu nubusi vidury nakties. Tu nubusi vidury nakties. Ir beržai. Seksiu tau pasaką nakties. Nu, taip. Žvaigždės tau kuždės. O, okei. Per šitą patirtį vaikinai turi pamatyti, kad žmonės yra įvairūs ir kai kurie yra labai geranoriški. Tokių žmonių yra daug. Gėda išgaruoja akimirksniu, kai mes susidurėm su priėmimu. Prieinu prie tokio kino vieno. Aš pradedu jam deklamuoti eilėraštį, jis sako, I don't understand. Aš pradžioj labai susimaišiau, pamečiau eilės. Prie Nemuno mano pasaulis. Ne. Su Nemunu pateka saulė. Prie Nemuno. Ne. Po. Su Nemunu žemė. Ne. Prie Nemuno buvom Sinoj. Su Nemunu pateka saulė. Ne. Po. Tie, kas, pavyzdžiui, buvo išmokę eilėraščius ir sakė mintinai, tų žymiai labiau išklausė, visiškai nuo jų nenuėjo, išklausė, pagyrė. Vaigė žigurėjau įdegti taip tylu senam sode. Tokią šiltą gražią naktį ar surasi tu mane? Sidabrėn lietui lyjant, ateinu. Aš praleidau pro ledijas, ateini tu po. Šitas stiprus. Ištiesiu abi rankas ir apkabinusi paklausiu, ar čia myli mane kas? Ką tu nori? Ar šičia myli mane kas?
Paskui. Sveikas, gydykis. Man reikia gydytis. Aš jau žinau, kad jis bus piktas jau. Matėsi iš jo akių. Šitas epizodas stiprus labai. Čia vaikinas gavo tikrai, tokią dozę vertinimo, lyg jis būtų nesveikas. Suaugusio žmogaus čia reakcijas aš nekomentuosiu, bet tokie žmonės labai smarkiai gali suduoti per motivaciją ir tą baimės foną tokį sukurti ir nenorą kartoti šitos patirties. Labai gera pamoka šitam vaikinui yra. Jeigu jisai po šitos patirties vėl eina į žmonės, jisai supranta, kad jų yra visokių įvairių ir jisai gauna tada tą patyrimą tokioj platesnėje amplitudėje, nuo labai geranoriškų iki labai tokių, kur siūlo gydytis. Jo, aš priejau prie mučiutės, pasakiau jai vieną kartą toks visas bailus, nežiūrėjau ją, ten žvalgiaus aplinkui ir sakė, žiūrėt tiesiai akis. Akis lakstė, nežinia, kam tu skaitai, pasakyk man. Tai aš žiūrėjau jai tiesiai akis ir man buvo taip sunku žiūrėti. Man net akis taip ašarojo, aš negalėjau užsimerkti. Tada pasakė, kad reikia įsivaizduoti galvoj. Matyt pats, ką sakai. Tai aš turėjau dar kartą perpasakot ir tada pagyrė ir tada paklausė, kas autorius buvo ir aš nežinojau. Ir tada man pasakė, kas buvo autorius. Dabar kieno čia eilės yra? Pauliaus. Jo, taip. Ir aš taip ir supratau, kad nebuvus mokytoja kažkaip. Nes ateini tu pro žolynus. Ateini tu pro... Dailys, ką matą diena, kai miške svaja skaidrioj. Tai geros dienos. Aš pasimečiau. Jau antram bus vėl galvoj. Pala. Pradėjau aš jiems tą eilėraštį deklamuoti, praignoravo, ir paskutinis švadino mane daunu, tai aš taip padėkojau, ačiū. Kitų žmonių vertinimas, jis dažniausiai būna ne apie juos, o apie tuos pačius vertintojus. Čia kaip tas žmogus, kuris pasiūlė gydytis. Iš kur pas jį toksai pasiūlymas gimė? Pasidomiu. Tai jo, jisai kaip ir pagrindė dėl to labai bijojo, kad jį atstums. Nusprendžiau parodyti pavyzdį, nuėjau į kavinę, kur sėdėjo šeima ir tiesiog pradėjau deklamuoti eilėraštį. Visą laiką, kol deklamavau, moteris sukinėjo pirštą prie smilkinio. Jausmas yra ne pats fainiausias. Tas pavyzdys jaunuoliams yra svarbus, demonstruoja, kad nieko iš tiesų tokio nenutinka, ko turėtume bijoti. Žmonės tiesiog gūžteli pečiais, pasukinėja prie smilkinio, ir viskas. Tuo tarpu pavyzdys mentorių jaunuolių gėdos jausmo nemažina. Tai nekeičia savijautos. Deja. Gali, tikrai gali. Čia tiesiog ateina mintis ir jie pradeda biškelį šeimininkauti tavo galvoje. Viskas okei. Kai žmogus toks atrodo, įkvėpia, iškvėpia ir tada toks matosi, kad savęs stumia, kūnas jau juda, bet kojas dar įvestas ir tada žingsnį deda ir eina daryti. Pasiklaus ir sako, normaliai, sako, ačiū. Sakė geras, Raimundas. Antra užduotis – parduoti daiktą arba išmainyti į didesnės vertės daiktą. Vadin, norėčiau šitą paprašyti biškį kažko. Gal galėtum mainytis kažko? Kad nesupratam. Nepasisekė. Sako, nesupranta. Labą dieną. Ar galėtum biškį pakalbėti? Laiko neturi. Galėčiau biškį pakalbėti su jumis? Ne. Ne? Čia yra aibės kortelė. Ne, tai jeigu nereikia, tai nereikia. Kaip jaučiuosi, tai jaučiuosi biškį gal nuvylęs, kad nepavyko labai mainytis kažko. Visi tiesiog nenorėjo su manim kalbėti. Vaikinai eina su tikslu išmainyti, nors tikslas iš tiesų nėra tai. Tikslas yra, kaip tu gali prieiti prie žmonių ir kiek, ir kaip tu pakeli žmonių reakciją. Kiek tu gali išbūti žmonių reakcijose. Užduotis nebuvo rezultatas. Tai aš gyvenime irgi aš labai dažnai jaučiu tuos momentus, kai nori įsibėgti. Visai būna tokių momentų, kur ir pabėgu. Suprantu, kad tai yra viso gyvenimo kova, procesas. Dideliai daliai tai būna didelis stresas. Mes neturėjom pasiruošę kalbos, o kaip reikia eiti ir iškeitinėti, pardavinėti. Aš bandysiu išmainyti visų pirma, tai savo įmonės senąją vizitinę kortelę. Šautuvėlį, varlę planuoju šitą. Aš tikiu, kad paeis kažkas gero. Aš turiu tokį pasiūlymą. Norėtum kažką mainyti? Nežinau.
Neturi? Neturiu. Na, kaip. Ar norėtumėt kažką mainyti šitą šautuvą? O ką man jau reikia? Nežinau, gal turi kokių anūkų? O į ką jūs norit mainyti? Į bet ką, realiai. Tiesiog. Saldainiais galiu pavaišinti. Dėkui, labai ačiū. Kanos. Imkit. Ne, man čia nereikia. Aš priejau prie maždaug 10 žmonių, tai nei vienas nesutiko iškeisti, nepavyko atlikti užduoties. Aha, vaikinas sako, nepavyko atlikti užduoties. Jam pavyko. Jis 10 kartų priėjo prie žmonių. 10 kartų pavyko. Tai šiuo metu turiu vizitinę kortelę savo seną. Turiu prie jos. Žiauriai buvo sunku iš pradžių, neįsivaizdavau ką, kaip klausti, kaip pateikti. McDonald'e mes atėjom, mes kalbinom, bandėm kažką ten, siūlė ketčupą, bet kažkaip ketčupas nelabai. Dabar neturi nieko, bet bent jau kažkoks pokalbis bent jau geresnis išėjo. Ir aš jau klausiu, tai ką tu čia darai? Pardavinėjau. Kodėl tu jas pardavinėjai? Pasidirbti pinigų pirdai. Senė, tau reikia pinigų pirdai? Kodėl tu iš tikrųjų jas parduodi? Kokia yra real story? Nėra real story. Šūda, malė. Kodėl tu jas parduodi? Ateini nuoširdžiai sakai. Aš iš ten, turiu taip ir taip. Prisidėsi? Ir mes skatinom parduoti istoriją. Parduoti istoriją. Sakė, aš esu iš Vyro kalės akademijos ir man buvo duota užduotis kaip ir... Turit pats nueiti į salę ir viską pasižiūrėti. Mes neturim laiko vaikščioti po salę ir turim prekės, žinoti. Ne, jeigu... Skyrių yra labai daug. Nu, gerai. Manau, mane iš vis netaip suprato, galvoju, kad jie galvoja, kad aš norėjau gal ausinės nupirkti. Tušinuką. Čia šiek tiek downgrade'as yra. Viskas yra ne mano, o valdžios. Ačiū. Prašau. Čia realiai būtų gerai. Nori? Ačiū labai. Pokalbis laisvėja. Atrodo, ateini su nesąmonė, bet tiek pagauna vaikinai žaidimo dvasią ir pradeda realiai žaisti, nebebijoti, nebeprimti to rimtai. Iš tiesų, po kiek laiko pradeda imti azartas. Daros nebe tai baisu. Mūsų psichika, jinai turi tą tokią nusijautrinimo, tokį reiškinį, nujautrėja. Ir vat išėjo gauti kaip ir mažą figūrėlę, tokią kaip iš Kinder surprise ar čia Funko Pop, kažkoks, nežinau. Gan neblogai. Buvo du vaikai, kurie statė bazę ir jie net nekalbėjo lietuviškai, angliškai, nelabai suprato. Ir mes pirštais susirodę, sugebėjom apsikeisti to daiktą. Va, apsikeičiau šitą kėdę. Labai sugadino nuotaiką iš tikrųjų tas pirmas, kad ateini, toksai ryžtas yra ir pats pirmas iš karto sako, ne, įklauk. Aš pradedu eiti prie vieno, einu prie kito, visi mane stumia, kam tu čia eini. Ir aš jau buvau visą viltį praradęs ir pasakiau, kad paskutinį nueisiu. Ir labai faini žmonės pasitaikė. Žinojo, kas yra Vyrų kalvė ir tada davė man ten kremą kažkokį tai veidą. Visada gerai, kai yra balansas, bet gyvenimas kartais balanso nepasiūlo. Ir būna labai daug ne ir neaišku, kada bus taip. Moralas šitos patirties yra eiti dar kartą. Pardavau tas kojines už visą 1 eurą, tokiem 2 pacukam. Iš tikrųjų pragalvojau, kad nepavyks, visi mačiau čia kažką turėjo vertingesnio, kaip, pavyzdžiui, kolega turėjo šautuvą, gavau, kad jam čia iš pirmą kartą, bet gavos visiškai kitaip, kad iš tikrųjų man iš pirmą kartą. Jeigu žinočiau, tai būčiau atsivežęs kažkokį tai kitą daiktą, vertingesnį. Tarsi tai jiems jau suteiktų kažkokį tai supergalią eiti ir kalbėti su žmonėm. Truputėlį ne tame esmė, ne daikte, ne brande, ne išoriniuose dalykuose, o kad visų pirma reikia gręžtis į save ir ten ieškoti stiprybės. Iš tikrųjų, tai aš labai savim didžiuojas, kad nepabijau ir persilaužiu per save pačioj tai pradžioj. Daug komplimentų gavau. Sužinojau, ką reiškia tokia užduotis eiti ir kitus žmonės kalbinti, bet biški pasigailėjau, kad jos neįvykdžiau iki galo. Man davė smegenų rūkas, kaip ten vadinasi. Taip, čia yra smegenų rūkas. Tu pardavinėsi smegenų rūkas. Taip atrodo, kad toks kaip narkotikas iš jos panašiai. Nejauku buvo ištraukti. Rodyti jiems, apie tai šnekėt, keista buvo ir neišdrįsau. Vien jau tas įsivardėjimas, kad aš galbūt nesu toks geras tame, tai jau yra didelis žingsnis, tai jau yra taikinio toks nusipiešimas. Pastebėjau, kad ne tik tai aš klystu, bet ir mano draugai klysta, bet aš pilnai jos palaikiau ir jie mane palaikė. Ką asmeniškai priėmiau, tą šypsenos, tą džiaugsmą. Padėkojo, paplojo, apkabinimą gavau, labai faina buvo. Daug kas galvoja, kaip aš, pavyzdžiui, galvoju, kad blogai, bet turbūt, jei būčiau pabandęs, net nebūtų, tai buvo blogai. Liūdna ir šiek tiek apmaudu, nes suradau būdų užkirsti tam kelią ir kad jis pasiliktų iki galo. Nes vienas vaikinas per tą valandą nuėjo į maką, papietavo ir į patyrimą nebegrįžo. Pirmieji kartai jie neparodo viso vaizdo, o ypatingai negali suprasti vaizdo, kai net pirmo karto neturi.